face this. You're on your own, kid. Always have been. Sveiki, mano mėlyjeji, mylimieji meruliukai. Praėjo 2 savaitės. Žinau, my bad. Bet aną savaitgalį buvo toks trumpas workationas, daug gerų darbų nudirbta, tokių gerų kokybiškų ir gerai pailsėta tuo pačiu, tai manau, kad tai yra visiems į naudą šiuo atveju. Ir šiandienos, net sunku pradėti, asmeniškai sunku, trigerinančiai sunku, kažkaip susilaikyti ir per daug nepasakyti, nes gali taip nutikti sunku. Aš neturiu omeny apie save, jūs žinot, aš atversta knyga ir viskas yra visiškai atvira. Aš apie kitus, kadangi šiandienos tema gimė iš 2 dalių, sakykim taip, ar ne? Tai yra mano pačios prisiminimas lėktuve atgal į Lietuvą, kuris buvo sukeltas tokio atsitikimo, nieko ypatingo, bet paaiškinsiu. Sukeltas atsitikimas pakliūdė pasąmonėj pabudo prisiminimas, atkeliavo į sąmonę ir ta kelionė į Lietuvą, nors aš net ne visai, o nuostabiai jaučiausi, ne visai gerai, kaip norėjau sakyti, o nuostabiai jaučiausi. Tai ta kelionė buvo su šiek tiek liūdesio, kadangi, taip būna. Ir aš tuoj paaiškinsiu, apie ką aš. Būna taip, kad mes, įsivaizduokit dabar, jeigu visą negatyvę patirtį, kokią jūs esat per visą savo gyvenimą turėję, jūs turit visą laiką prieš save, ar ne? Kas tai bebūtų, kas benutiktų, viskas būtų čia ir dabar sąmonėje, kaip prisiminimas, kaip, tiesiog stovėtų prieš akis. Mes negalėtume funkcionuoti, ar ne? Dėl to sėkmingai viskas nukeliauja į pasąmonę, ne, ten vėl yra savi niuansai, ar ne, savi stalčiukai ir taip toliau, priklausomai vėlgi. Jeigu žmogus yra labiau į neurotipiškumą linkęs, turi tą užmiršimo dėžutę, kur su laiku, kaip sakoma, tokiem žmonėm posakis, kad laikas gydo beveik viską, labai iš tikrųjų pritinka. Ir esame mes žmonės spektre, kurie neturi tokio dalyko. Ir vienintelis būdas apsisaugoti nuo savo pačių atsiminimų yra tas faktas, kad psichika saugosi ir jinai tiesiog, kabutės rodau, pamiršta tam tikrus įvykius, tam tikras gyvenimo dalis. Trumpas ar ilgesnės, tai gali būti vienos dienos įvykis, tai vienos sekundės milžiniškas skausmas psichologinis, tai gali būti metai iš metų, žodžiu, įvairiausi dalykai. Ar ne, tai aš skridau namo ir mano yra tradicija visada užsisakyti tapas ir pomidorų sulčių. Ir aš kai prapyliau tas pomidorų sultis netyčiom, man į paviršių išplaukė prisiminimas. Išplaukė, ką jau be padarysi, ar ne, tai aš ten jį visą nenoriu, visaip kaip bandžiau nustumti, bet tada galvoju, Sandra, ką tu darai, ta prasme, jau 100 metų ten nebuvai ir kodėl ne pasižiūrėjus, pavyzdžiui, kaip aš dabar reaguoju palyginus su ten metus atgal, 5 metus atgal, 10 metų atgal ir panašiai. Bet tai jau buvo toks man, kaip čia taip, ne, psichika ir svarbiausia, tai
atmintis nugrūdus buvo jau taip toli, kad kažkaip, kažkaip. Nors būdavo tikrai buvo laikai, kai apie tai galvojau pakankamai dažnai ir koks to įvykio impaktas mano gyvenimui ir iš esmės iš to gimė labai daug dalykų. Taigi, o antras tai klientės pasisakymas. Mes kalbėjom apie tam tikrą temą ir kadangi klientė yra labai ypatingas ir ne one of a kind žmogus, tokių daugiau nėra tikrai. Net panašiai kažkaip, aišku, aš nepažįstu visų pasaulio žmonių, but you know what I mean. Ir jinai pasakė tokią frazę, kuri vėlgi man toks, du ženklai jau, nes aš lėktuve galvoju, gal reikėtų apie tai pakalbėti, bet vėlgi, ne, kai tik tai temos kažkokios labai trikdančios, lietuviai iš karto, vėl aš su savo kultūriniais šitais dalykais, bet mes turim tendenciją dėti krūmus, ne? Ir aš tikiu, kad tie, kas klausys, bus galbūt nelengva klausyti ar dar kažkokios negatyvios reakcijos, bet apie tai reikia kalbėti. Taigi šiandienos tema yra seksualinė prievarta. Ir kaip seksualinis smurtas yra neatsiejamas nuo psichologinio smurto ir kodėl, ką daryti, kaip susitvarkyti emociškai, kaip atsistatyti, kaip pasitikėti toliau žmonėm ir taip toliau, ar ne? Tai viskas prasidėjo nuo tų pomidorų sulčių, kadangi vis tiek reprezentavo matyti kraują, ar ne, ir jo. O klientės pasakymas buvo, kad, aš noriu būti išprievartauta. Dėl tam tikrų priežasčių. Priežastis labai valid ir aš savo sesijose neskirstau į normalu, nenormalu, sveika, nesveika, kaip taip galima, kaip taip negalima, kiekvienas turi savo dalykų, dėl to su to mes čia ir dirbam, ar ne? Taigi, kadangi jau aš tai priėmiau 2 ženklų man užtenka, nes buvo kelios temos, kuriomis aš čia žongliravau ir galvojau, bet ties šitą aš jaučiausi tokia, pagalvojau apie šitą ir tokia, I'm ready. Žinai, kaip aš stoviu ant to starto ir tik duokit man tą vėliavėlę pamokyti ir aš bėgsiu, lėksiu, ne? O visos kitos tokios, irgi reikalingos viską, bet tokios, jausmo prasme, tokios šiek tiek mech. Taigi, ir aš apie tai vakar, šiandien, praeitą naktį parašiau straipsnį, jis dar neišėjo. Tikiuosi išeis, nežinau, kai dėl legal stuff. Labai pasistengsiu. Ir jeigu kažkur kažko per daug ten neprafiltravau ar ne, paltereitinsiu, kad būtų galima, nes žinot, spauda yra vienas dalykas, ką mes darom čia. Tai yra visiškai laisva tol, kol tai nežeidžia niekieno teisių, ar ne? O dar betruko, kad mes neturėtumėm teisės kalbėti apie savo patirtis ir išgyvenimus. Taigi, straipsnis susideda iš 3 istorijų. 2 iš jų yra paskelbtos internete, todėl apie jas yra aprašyta labai trumpai, nes aš norėjau vieną istoriją parašyti žmogaus, kuris man atsivėrė nuo A iki Z, kaip viskas buvo tada, kai nutiko, kuo kvepavo. Žodžiu, mes dirbom su tuo labai daug metų. Iš tikrųjų, sąlyginai kiek greitai aš dirbu. Ir mes pasiekėm atitinkamą rezultatų. Su šiuo keisu aš dirbu tikrai labai ilgai. Ir nemeluosiu, vis dar dirbu. O kiti 2 pavyzdžiai, tai vienas yra tas oficialus internete galimas rasti kaip pavyzdys, kad yra galima
dar kitų kelių nueiti sveikimo link, ar ne. Na ir trečias pavyzdys, aišku, vyriškoji male versija, kadangi mes visą laiką kalbam, kažkaip daugiau fokusuojamės apie prievartą, ar ne, kas liečia moteris, kas liečia merginas, kas liečia moterišką lytį. O kad tvirkinimas ir seksualinis prievartavimas ir smurtas vyksta dabar, tai iš vis kaip niekada, absoliučiai nepriklausomai nuo lyties, bet tai buvo ir anksčiau, ar ne? Ir turiu ir tikrai, manau, turėsiu tokių klientų, kurie tvarkosi šitus dalykus, nes jie automatiškai žmogus, jeigu gimsta vyriškąja lytimi, turi duotybę būti lyderiu ir susiknisa visi absoliučiai įmanomi jungikliai, skaitikliai, viskas, kas tik gali, tiesiog išsimuša, kai lyderis turi tokią patirtį, ne? Patiria seksualinį smurtą. Tai gaunasi, kad jeigu tai yra vaikystėje, nes dažniausiai vis tik tai yra vaikystėje, paauglystėje, tai kokia tokio vyro ateitis. Vėlgi priklausomai nuo psichikos, nuo to, kiek prisimena, nuo daug ko. Bet aptarsim šiandien viską po truputį. Po žingsniuką švelniai, kad nebūtų per daug sunku klausyti, bet tuo pačiu nepraleidžiant jokių detalių. Aš aišku su savo parūkimais ir pakosėjimais, tai jūs mane atleiskit, čia jau Merula daug kalba, reikėtų rašyti Merula daug kalba skliusteliuose ir kosti, ar ne? Nes mano tas toks pakrenkštimas reiškia du dalykus, arba mano balso stygos pavargusios, arba aš ne jaudinuosi. Tai šiuo atveju yra ir tai. Ir tai, nes buvo labai sunki savaitė, buvo daug kalbėjimo, bet tuo pačiu taip aš jaudinuosi, nes tai yra labai, aš jaučiu labai didelę atsakomybę apsiimti, kalbėti apie tai viešai ir nulaužti tylą ir padaryti nepatogų podcastą. Aš tikiu, kad aš ne viena ir ne pirma, bet aš neieškau YouTube'e, ar kažkas jau tokį darė, ar kažką, kad čia būčiau unikali, kad būtų pas mane čia autentiška ir ne, aš čia breaking news, ne, kaip aš rašiau straipsnį apie nerimą, ne, kad aš manau, kad nerimas kaip toks išskyrus generalizuotą nerimo sindromą neegzistuoja. Tai taip, aš galiu ten sakyti, kad tai yra skandalinga naujiena, nes taip, skandalinga teorija, kitaip tariant. Ne, tai kas liečia podcastus, aš tikrai nenoriu nei skandalų, nei dar kažko, aš noriu raise awareness, ne, suteikti suvokimo ir supratimo ir padaryti taip, kad, tarkim, šiuo atveju, šią temą mes nenormalizuotumėm nesveiką žmonių elgesį, kas liečia būtent seksualinį klausimą, o atvirkščiai išmoktumėm atskirti, kur yra okei, o kur jau yra peržengiamos ribos. Tada kas tos ribos, kokios ribos turi būti nubrėžtos, ar ne? Nes tikrai labai, labai daug, ypatingai merginų, bet sakau, šiais laikais vaikinai irgi pakankamai jautrus, ar kitaip tariant, visada buvo jautrus. Visada buvo, tik nebuvo galima, taigi tu vyras, tu negali ten vypint, virkšliant, verkt, tu vyras, kas čia per ašarus, kas čia per liūdesėje, ne, tai nieks net nepaklausė, ko tas vaikas verkė, nes jis berniukas, tai jo. Tai kadangi mes dabar šiais laikais to nebeturim, taip baisiai kaip anksčiau, dar, čia Lietuvoje, tai mums dar eit kryžiaus kelius, kol bus taip gerai, kaip turi būti, kad būtų psichologiškai saugu būti vyru. Taigi, už padrikumą iš karto atsiprašau, sakau, jaudulys daro savo. Jis labai nuoširdus šiuo atveju, tas mano jaudulys, kadangi tai apima
šitas podcastas apima tiek dalykų, kad jų reikėtų turbūt kokių 3 po 2 valandas, kad būtų galima nusakyti viską, ką aš noriu nusakyti, bet 3 podcastų aš nedarysiu, o į vieną sutalpinti viską aš turiu būti labai nuo pastoviai atsargi ir sąmoninga iki labai specific ir nieko nepraleisti, kas svarbu. Tai pati savo užsidėjau svorio, žodžiu, ir va dabar skundžios. Tai čia va tas važiavimas dviračių, išsitraukimas pagalio iš kuprinės, įkišimas jo į savo pačios ratus ir auč kaip skauda, nugriuvau. Bet nieko, įsivažiuosiu ir viskas bus ok. Taigi, norėčiau turbūt pradėti tai vat būtent nuo straipsnio herojės pagrindinės, nes straipsnis, kuris buvo išsiųstas vakar ir tikiuosi bus publikuotas pirmadienį, yra istorija, kurią aš žinau nuo A iki Z ir apie kurią man buvo leista rašyti. Bet kai aš pradėjau rašyti, aš supratau, kad tikrai šio straipsnio nepublikuos, nes jis yra per daug atviras. Tiesiog elementariai per daug atviras. Todėl aš aprašiau jį taip su tokiais paglostimais ir pamilavimais ir abstrakčiais sakinukais kai kuriuose vietose ir panašiai, ar ne, tam, kad tik jis būtų išleistas, kad tik žmonės galėtų skaityti. O čia aš galiu, kiek įmanoma, būti atvira ir kalbėti be jokių grandiozinių apribojimų, ar ne? Taigi pirmoji istorija yra moters vardu Altarija. Ir tai skambėtų maždaug taip. Jos vaikystė, jau nuo pat vaikystės, suvokimas apie anatomiją, seksualumą, kas tas yra, kaip tas yra, žodžiu, viskas buvo labai iškreipta, kreiva, šleiva ir, aišku, psichiką griaunančiai neteisinga. Ir sudarant tie visi dalykai, tas visas kokteilis, tas visas plakinys kūrė mergaitės galvoje absoliutų chaosą, kas tai yra, kas kaip ką, ar ne, kur nespėjus dar net užaugti iki to amžiaus, kai pačiai įdomu ten bitutės ir gėlytės ir ten visa kita, ar ne, jinai jau žinojo per daug ir svarbiausia, maža to, kad per daug, tai dar ir labai klaidingos informacijos. Nes apie tokį dalyką kaip seksas kaip toks, jinai sužinojo apie lytinį aktą. Jinai sužinojo iš video juostos, kurią rado namuose. Labai aukštai užkeltą, turėjo tą tokį, atleiskit lietuvininkai už jo, jeigu kas nors iš jūsų klausot iš vis, kasetniką tą, ar ne, kur galėdavom įsidėti video kasetės, ar ne, ir žiūrėti filmus. Tai čia dar tie laikai tada taip išeina, ar ne, kai Lietuva dar tokių dalykų neturėjo. Ir aš kaip supratau, jos tėvai važinėdavo į užsienį ir jie atsivežė savo tokį pasilinksminimą ir jinai pasakoja, kaip jinai jungia, o ten vyksta lytinis aktas tarp arklio ir moters. Tai va toks buvo jos pirmas susipažinimas su, o kas tai, kaip tai ilgai jinai nežiūrėjo, nes labai išsigando. Bet aišku, vėlgi visų pirma gėda kalbėti apie tai ir antra kaltė, kad iš vis paėmė tą juostą ir įdėjo, pasižiūrėjo, nes jinai nebuvo tarp kitų juostų sudėta vorele gražiai, o buvo paslėpta. Jinai niekam nieko nesakė.
Jai ten buvo, sakau, maždaug kokie 8. Ir sutapo, kad praktiškai tais pačiais metais, 8 ar 9, pas ją atėjo tėvas į kambarį. Aš nenoriu nieko praleisti, tai tokių bus pamąstymo, ne? Nieko praleisti, bet ir nieko per daug pasakyti, ko nebuvo. Atėjo tėvas pas ją į kambarį, kažką, žodis po žodžio. Ir jis šauna tokį iš oro, grinai taip atrodo, tarkim, kalbėjo apie kaip sekasi ten mokykloje, nors tai ten pradinės klasės ar ne. Ir staiga iš niekur nieko pradeda jai dėstyti tokią informaciją, kad tu esi mergaitė, kuri greit bus mergina, bus ir užpakaliukas, bus ir krūtinė, bus visa kita, žodžiu, viskas, ko reikia. Tai nebijok ir netgi atvirkščiai duok vyrams, ko jie nori ir kuo daugiau, pajausi malonumą, suprasi, kad tai yra labai fainas dalykas ir tada pati norėsi duoti daug ir visiems, ar ne? Nebūk kaip tavo motina, pavadinus ją labai negražiu žodžiu, kurio čia net nenoriu minėti, kuri pavadinus tuo žodžiu, kuri tik tai tamsoj, tik tai po kaldra ir paskui apsimetinėjimas, kad to niekada neįvyko, ne? Kaip jis įsivaizduoja, 9-metė, kad ir kokia jinai jau buvo pagal kitų nuomonės, visiškas vaikas, bet iš tikrųjų labai labai subrendus. Įsivaizduojat, kokia yra mergaitės reakcija į tokį dalyką, ar ne? Tai nebūk tokia nekaltutė kaip tavo mama ir taip toliau, kad šitavęs reikėtų maldauti, nes žinok, tada vyro neturėsi ir šeimos neturėsi ir taip toliau ir panašiai. Tai nuo 9 metų mergaitei buvo įskiepyta, jau pradėta skiepyti, kad seksas yra duodi sekso, gauni meilės. Jeigu tu neduodi sekso, meilės tu negausi. Ar ne? Arba tu būsi neįdomi, su tavim nenorės draugauti, tavęs nekabins, tu nebūsi populiari kaip mergina tarp vaikinų ir taip toliau. Dar būtinai paminėsiu, kad tėvas yra po šią dieną, kiek žinau, kiek kalbam viską, tai gyvas, tai jis yra žiaurinis homofobas, todėl, aišku, apie santykius su mergaitėm ten kalbų negalėjo būti. Apie tai buvo seniai, apie tai labai seniai ir apie tai nekalbėdavo iš vis, netgi gal ir tie, kurie patys taip gyveno, nors jinai kai užaugo, jinai kai užaugo, matė ne kartą, kad, sakykime, ten tėtis paskambina, sako, dukra, atvažiuok, padėk pati sutvarkyti kompą, nes labai jau užsikišus atmintis nemoko, ne, ir jinai nori pratrinti istoriją, o ten mato pilną žiūrimos pornografijos būtent apie 2 merginas tarpusavį besimylinčias, bet žmogus save deklaruoja kaip didžiausių homofobų ir taip toliau, ar ne? Tai, aišku, jai buvo beprotiškas konfūzas ir psichika labai greitai tą visą pokalbį, jeigu gali, pamokėlę, nugrūdo kuo toliau į pasąmonę, ar ne? Vaikas toliau gyvena, iškart galiu pasakyti, kad moteris nėra neurotipiška. Jeigu taip jau be jokių, tai dvipusis žmogus, ar ne? Turi ir ADHD, ir autizmą. Tai jai buvo iš vis kosmosas, pradėkim nuo to, kad pas ją ateina tėtis kalbėti,
na, ir jie ir šiaip labai retai kalbėdavo, bendraudavo ir taip toliau, ar ne, tai ką jau, ir beje, jisai šitą patį, tik tai jau taip jau grubiau ir su daugiau ten visokių šikna papai ir taip toliau pakartojo jai, kai jai buvo 15. tą pačią pamokėlę. Nors šiaip daugiau gyvenime nei vienos pamokos, dar vieno dalyko išmokė, bet čia nei tema. Nei tema, tai išmokė daryti tą vadinamą pachmielą, ar ne, taisyti sveikatą kitą dieną. Ir iš to išplaukė labai daug alkoholizmo problemų, kadangi kai jai sukako, kai jai buvo maždaug 14, nėra taip, kad jinai atsimena, va taip, sekundę į sekundę, ar ne, kada tai buvo, va, kiek jai metų buvo, kitaip tariant, ar ne, buvo susiklošiusi tokia situacija, kad jie labai dideliuose namuose gyveno 2 šeimom. Tai yra jinai su tėvais ir josios brolis su šeima. Ir pas brolio šeimą, tam pavadinkim kitam buto gale, ar ne, labai dažnai vykdavo vakarėliai ir tam tikrų laikotarpių, iki ten tam tikro laiko, valandos. Buvo galima dalyvauti visiems, na, o paskui vaikai ten miegučio, o žodžiu, suaugę lieka, ar ne? Ir brolis, aišku, buvo neblaivus, kaip ir visi kiti. Ir gan smarkiai išgėręs, bet ne iki nugriuvimo smarkiai ar iki ten, nežinau, kalbėjimo su dievais, nors mano manimu tai, ką jis kalbėjo jai ir yra kalbėjimas su ano pasauliu, bet blaivumo lygis toks vidutinis, sakyčiau, girtumo lygis, atsiprašau. Blaivumo, girtumo, nu jo, puspilnė, pustuštė taurė, tai vat. Blaivumo lygis vidutinis, girtumo lygis vidutinis. Ir jis pasikvietė ją šokti, tai jai, sakau, buvo ten kažkas 14 metų, ar 13, sakau, tų skaičių, jų reikėtų tiksliai pasitikslinti, jeigu kažkam tai yra labai svarbu, bet kadangi mes visą tai jau praėjom, aš kelti užrašų ir ieškoti tokios, man atrodo, ne visai svarbios informacijos, neturėjau kada, o klibinti klientę tuo labiau aš nenoriu. Sveikutė, gali priminti, kada ten įsivaizduojat, ne? Taigi, tai jis ją pakvietė šokti. Dar paminėsiu tokį momentą, čia mes su ją išvedėm tą teoriją, kodėl jis taip pasielgė, kad jo žmona jau 3 metai, kai buvo padovanojusi jam vaiką, ir tas nėštumas ir ponėštuminė būsena, kaip čia, padarė taip, nes tada neaišku buvo, dabar eini pas gydytoją, aiškinės, išsiaiškini, kas tai per būsena, kas tai per pavadinimas, ar pagydoma, ar nepagydoma, kaip gydyt, kaip negydyt, ar ne. Tuo metu tai buvo tiesiog gimdymo pasekmė, jinai labai išstambėjo. Taip labai, jinai buvo labai kudutė, leknutė, kiek supratau, jau mama jos, tai tiesiog jo. Ir jinai smarkiai išstambėjo. Tai automatiškai mes priėjom prie tokios išvados, kad jam buvo jinai nepatraukli, ar ne? Ir jis pasikviečia šokti savo sesę, sekundėlę. Į tą vadinamą medleką, ne? Tą tokį lėtesnį šokį. Apsikabina ją, padeda. Vieną ranką laiko ranką, kitą ranką padeda ant nugaros, kažką šneka ir taip vis artyn, ją glaudžiasi prie savęs ir taip ranka kažkaip nuslydo žemiau nugaros. Jinai pati nuščiuvo ten
sušalo, visiškai nesuprato, kas vyksta, o taip galima, negalima, ar taip, o žinot, dar, kaip nebebūtų autistiška mergaitė, iš kur jie žinot, ar čia normalu, ar nenormalu tokiuose metuose ir kieno paklausti. Ir jis ją išnaužda į ausį, kaip gaila, kad tu mano sesuo ir tokia jauna. Būtum tu nebūtum tu mano sesuo ir būtum tu vyresnė, pažiūrėk tu į ją ir taip žvilgsniu, taip aiškiai, net per visą kambarį, ne, į savo žmoną, pažiūrėk tu į ją ir, žodžiu, kad jis būtų ją labai susidomėjęs, jeigu jinai būtų kiek vyresnė, galbūt turėjo omeny legaliai vyresnė, ir nesesuo. Šokis baigėsi, muzika baigėsi, vakarėlis baigėsi, bet kaip įsivaizduojat, dar didesnis konfūzas, dar didesnis nesusivokimas, kas vyksta pasaulyje ir kaip tą visą, kaip visą tai suprast, kaip visą tai sutalpinti vieną galvą, kaip visą tai išsinarpliot, kaip ateit pas mamą ir sakyt, mama, žiūrėk, brolis uždėjo man vakar per vakarušką ranką ant užpakalio ir glaustėsi ir sakė va tokius dalykus. Vėlgi, gėda, ne? Nes tai 14, aš jau sakyčiau 13, 14, aš jau sakyčiau paauglystė, tai jau iš vis tėvai yra priešai. Ir mes pas juos neeinam ir nesikonsultuojam, o tuo labiau čia, sakau, iš gėdos numirt galima, o autistiškom smegenim aš tik įsivaizduot galiu. Tai jo, tai taipogi liko su ją iki tokio lygio, kad jinai sugebėjo normalizuoti šitą elgesį, jinai rado būdą, kaip tiesiog savo galvoj normalizuoti, kad, nieko čia tokio neatsitiko. Ateina tėtis ten pakalbėti, pamokyti gyvenimo tiesų, ten brolis kažkokią nesąmonę čia suvėlė. Tokį vos ne. Nieko ypatingo, ne? Nes buvo absoliutus tiek autistiškas, tiek elementariai vaikiškas nesuvokimas, kas vyksta. Tai ko pasakoje, 16 metų jinai turėjo savo pirmą kartą, kas liečia lytinius santykius, tai aišku, nieko dėja naujo, nieko keisto, tai buvo išprievartavimas, bet ne kažkur kažkaip, sakykime, gatvėje patamsiai, o būnant vakarėlyje, kur buvo daug naminio vyno ir tas žmogus, kuriuo jie šiaip pasitikėjo, jinai jį pažinojo ir jisai kaip tik kitą dieną turėjo išskristi į užsienį ir jisai pasiūlė tiesiog išeiti pasikalbėti į laiptinę, kadangi labai jinai jam patinka ir visa kita ir jis nori daugiau pokalbio, ne tik tai šokių, pokių ir vynelio, ar ne? Tai, aišku, buvo ir parūkimų tuo laiku jau, tai ir taip, 16 metų jau tais laikais, jeigu dabar jai yra nei mano metų, tai tais laikais 16 jau rūkiam kaip reikalas, ta prasme, kas ten metais anksčiau vėliau, bet jau jo. Jisai pradėjo nuo ten labai taip romantiškai, gražiai, kad tu man labai patinki, aš labai noriu palaikyti kažkokį ryšį, kokį įmanoma, kol jisai bus Londone, neaišku, jis nesakė jokių laiko rėmų, žinoma, tik tiek, kad tą naktį jis turėjo išskristi. Jinai tik tiek te žinojo ir pradėjo prie jos lyst, jinai pasakė iškart, kad jinai nenori. Aišku, tas nenori, tai čia nieks negirdi tokių dalykų, tokiais atvejais kaip nenoriu ir jisai ją išprievartavo. Jinai ką sugebėjo padaryti, tai kadangi laiptinė, jeigu gerai prisimenu, buvo ar ten remontas ar kažkas, kad ten buvo visa tokia apšniurkšta labai.
jinai pasiėmė ten ar plytą ar kažką, voštelėjo jam ir, žodžiu, sugebėjo pabėgti, bet jinai nepabėgo namo, jinai pabėgo atgal į tą vakarėlį. Dar toks niuansas, kad atėjo pas draugę, papasakojo, kas nutiko, draugė sako, kaip aš tau pavydžiu ir manęs tai nieks nenori. Tai jinai tokia iš vis nieko nesuvokdama, gerai, viskas, enough is enough, einu aš namo. Ir kadangi turi tokią pastiprintos artilerijos motiną, jinai meldėsi visą kelią eidama, kadangi jinai buvo apsirengus visą baltai, tai visa kruvina, ar ne, kad tėvai miegotų, kad nieks nepamatytų. Ir jinai atidaro duris, motina stovi tarp durį. Nužiūri taip nuo galvos iki kojų ir sako, nusiprausk ir eik miegoti. Ir tada dar tėvai, kaip supratau, niekad gerai nesutarė ir nežinau, jeigu iki šiol jie yra ar nėra kartu ir nesutarė, bet kokiu atveju. Jo motinos iniciatyva išvyko, tai buvo iš ketvirtadienio į penktadienį, nes 3 savaitgalio dienos, jo, tai ilgasis savaitgalis, tai aš čia pasirašęs šiokius tokius dalykus, kad vietoj to, kad dylint su to, jinai pasiūlė kažką ir jie kažkur išvyko, žodžiu, visom 3 dienom, paliko ją vieną, na ir kas jai padėjo labiausiai, tai yra muzika ir viena draugė. Viena draugė, palaikymas, viskas. Aišku, jinai pati, kaip vaikas, negalėjo nei į medikus kreiptis, tai, kaip sakoma, ačiū Dievams, kad nebuvo jokių pasekmių nuo ligų iki nėštumo ir panašiai. Jo, ir tokia yra klientės istorija apie būtent tą įvykį, kuris paliko labai stiprią žymę jos psichikoje. Jinai atsigavo dėka draugės, dėka iš esmės vakarėlių, alkoholio, tada buvo dar. Jos pasakojimais ten iš visie kiekvieną savaitgalį baliavojo ir tikrai to alkoholio buvo daug. Jinai pradėjo flirtuoti su visais vaikinais, pradėjo labai aktyvų seksualinį gyvenimą, kaip kerštą, kad permiegosiu ir paliksiu, ar ne, išnaudosiu ir paliksiu. Ir pati to nesuvokdama terapijoje pagrindė jinai tą suvokė. Buvo kai kurie jau ten vėlesnėme amžiuje, gerokai vėlesnėme amžiuje pokalbiai su antromis pusėmis, su kuriomis jį jautėsi saugiai, kad gyvenime buvo nutikęs toks ir toks įvykis ir aš esu miegojus su daugiau nei norėčiau partnerių, grinai kaip kerštas, ar ne? Ir jai buvo išaiškinama ir paaiškinama tų gerųjų antrųjų pusių, kad tai niekada nebuvo normalu, tai yra siaubingas įvykis, tai neturėjo būti normalizuota, tai neturėjo būti keršto jokio, neturėjo būti, turėjo būti, kas turėjo būti, bet būtų, jeigu būtų, ar ne? Ir ji mačius daug gyvenime, tikrai labai stipri moteris, su visą gyvenimą ją lydėjusią silpnybę, tai yra silpnybė alkoholiui. Kadangi visi mes žinom, kad žmogus su ADHD ir autizmu yra labai linkęs į priklausomybės, ypatingai alkoholį, nes tai nuima socialinį nerimą ir tu gali absoliučiai puikiai operuoti tiek vakarėliuose, tiek baruose, triukšme ir socialiniai aspektai nebegąsdina taip ir panašiai. Tai turint alkoholio problemų, aišku, kilo ir kitų to pasekoje dalykų, ar ne.
vėlgi, jeigu papasakot, kaip išsivystė jos jau tikroji priklausomybė alkoholiui, tai čia iš vis toks nušovimas vienu šūviu ir tiesiai į širdį, tai šito aš nedarysiu, nes tai, neįsipaišo į mūsų temą šiandien ir tuo pačiu aš nežinau, ar jinai norėtų, kad aš apie tai kalbėčiau ir šito leidimo aš negavau. Kadangi buvo daug alkoholio, buvo daug partnerių, buvo daug santykių, buvo daug santykių nutraukimų, visada santykius nutraukdavo jinai pati. Jai tai kažkokį malonumą teikia pastoviai bausti vyriškąją lytį, bet jinai niekada nesuvedė galų kodėl. Dabar jau viską puikiai supranta ir labai neblogai tvarkosi iš tikrųjų. Labai neblogai. Iki tol, kol sutiko žmogų, su kuriuo nuo pat pirmos dienos suprato, kad yra nepakeliui, jai dėl tam tikrų vėlgi momentų, bet kiek mes kalbėjom, vis tiek susidarė mums tokia išvada, kad šuo ir kariamas priprato. Kadangi jinai turėjo pagal viską išvykti į užsienį, o jie susipažino taip netyčiom, tai buvo tiesiog toks deitinimas, kol jinai išvyks. Jis jai ir padėjo ir nuvažiuoti, ir ten, kur, nes ne Lietuvoje jinai dokumentus tvarkėsi tam išvykimo iš Lietuvos ir taip toliau. Ir daug kam padėjo ir aišku buvo ir visko buvo. Bet kas ją glumino labai tai, kad žmogus labai jos žodžiais žemas intelektas ir labai tokia įkyri šeimos nariai, tokie labai, žodžiu, viskas labai daug trigerių ir labai neįdomu su tuo žmogum. Jis parodė visą savo, ką jis gali parodyti gero kaip vyras, kaip vaikinas. Nes jai buvo tuo metu 23, o jisai yra 2 metais vyresnis berods. Taip, 2 metais vyresnis, tai jai buvo 23, jam buvo 25. Jie draugavo tam tikrą laiką ir jinai pati nusprendė, kad jinai labai daug baliavojo, jinai labai daug vartojo alkoholio, jinai labai daug turėjo tikrai linksmybių gyvenime, jinai dirba rimtus darbus, jinai protinga ir jinai nori vaiko. Ir jinai visada, ką pabrėžė labai, ir iki šiol pabrėžė kas kartą, kai apie tai užsimenam, kad, aš noriu vaiko, aš pasigimdysiu vaiką, lyg net pasidaryti vaiką. Tuo metu buvo, jeigu būtų buvę įmanoma vienai pačiai, tai būtų pasidarius viena pati. Ir jinai kažką pasitarė, nepasitarė, žodžiu, ir iš pirmo pasvajojimo, kad norėtų, kad sūnus ar dukra gimtų, žodžiu, o gal dvynukai, nes irgi šeimoje tas dominavo, gimtų vasarą. Tai vos ne iš pirmo karto ir pavyko, ar ne? Ir jinai pastojo, tai buvo vienas laimingiausių jos gyvenimo periodų, nes jinai nesijautė vieniša, jinai jautėsi su savo žmogum, ar ne? Nes jeigu jau mano kūnas ir kraujas, tai toks pats kaip aš ir netgi tas, kad gali būti, ar ne, sakykime, autizmas ar ADHD, jinai nežinojo, nes jinai pati nežinojo, kad jinai visą tai turi tuo laikotarpiu, jinai labai vėlai gavo diagnozes. Jinai pastoja, gimė vaikutis, tėtis elgėsi su vaiku keistai dar prieš vaikui gimstant.
Buvo toks, sakykime, momentas kaip apsikabinimas jos pilvuko ir sakymas, prašymas, pažadėk man, kad nemylėsi sūnaus labiau nei manęs. Tai jau ant kiek yra insecure ir visiškai savim nepasitikintis vyras, ar ne? Nes tam irgi buvo priežasčių, nes ten buvo tik pavadinimas, o ne vyras, bent jau mano akim, klausant tos istorijos. Ir vienas dalykas, kitas dalykas, kai vaikutis gimė, gan anksti jinai pastebėjo, kad kažkas yra kitaip. Jis turi labai daug fizinės jėgos, jisai labai stengiasi kažką kalbėti, nors jam dar vartytis laikas, tik tai pradėti ar ten šliaužti, ar dar kažkaip, ar ne. Ir altarėje automatiškai pajuto kažkokį connectioną, kad matyt savą atpažino, dar nežinant pačiai, kad yra dvipusis žmogus, kad turi ADHD ir autizmą. Ir jinai labai kovojo, kad ir gautų siuntimus ir kad ištirti, nes jau buvo, į vaikus jau buvo galima tirti ir, žodžiu, labai ilgai jinai negavo siuntimo, elementaraus siuntimo. Ir netgi gavo siuntimą ir gavus praėjus visą kryžiaus kelią ir viską, vis tiek iki galo, pavyzdžiui, vaiko pediatrė iki galo galop pripažino, kad vaikas visgi turi autistiškų bruožų, kai jam buvo 12. Ir atsiprašė jos, kad dvejojo ją visą tą laiką ir sukos prie pirštų prie smilkinio, kad išprotėjus mamytė ieško problemų, kur nėra, nes ir neurologai sakė, kad viskas gerai. O aš nesuvokiu, kaip gali būti gerai, kai pasakodavo, kad įeidavo, sakykime, ir vyras kartais teikdavosi sudalyvauti tuose susitikimuose su medikais, kad jis įlėkė, išdaužo, ištaško tą visą kabinetą per 5 minutės, o neurologė, ne šiaip savo, o neurologė sėdi ir sako, taigi viskas gerai su vaiku, energingas, fainas vaikas, taigi viskas ok. Tai žodžiu, jinai suprato, kad čia jai reikia užsimti ir kad nieko čia nebus. Ir taip, gavo jinai galop tą siuntimą, raidos centras irgi nebuvo labai helpful, ten pagalbos buvo labai mažai, nes viskas labai buvo užtęsta, po vieną kažkokią procedūrą ten ar po vieną susitikimą ten su psichologu, su logopedu per dieną, kai turėjo būti programa sudaryta 3 mėnesių, tai po 4 mėnesių, kai jinai paskambino ir sužinojo, kad reiks dar 3 mėnesius lankyti, jinai tiesiog viską trenkė, sužinojo, kas deda galutinį parašą, nuėjo privačiai pas tą gydytoją Lesinskienę, pasižymėjus esu tam, kad tiems, kam reikia ir turite abejonių, kad jūsų vaikučiams reikalinga pagalba, yra gydytoja Lesinskienė, jinai dabar mūsų, kaip aš vadinu, Lietuvos raidos centro pagrindinio, kuris yra Santarose, ar ne, jau ten ta aukštesnioji galva, jau tas paskutinis parašas, ar ne, visų dokumentų. Pro ją, kaip sakant, niekas nepraeina. Tai jinai ten per kelias akimirkas pasakė, kad vaikas yra autistiškas ir jam tuo metu buvo 3, man rodos, 3 metukai. Tai va, ir tuo metu ir kadangi taip, tai kėlė sunkumų, vaikas rėkė, vaikas klykė, vaikas negali pakęsti garsų, jinai susitvarko, jis viską ten vėl ištaško, jos nervų sistema jau ten buvo ant visiško minuso ir ten daug labai buvo psichologinių atkritimų jos pačios.
labai smarkių ir smarkesnių, ir tokių lengvesnių, bet žodžiu, gyvenimas buvo tokia, na, priklausoma visiškai, gyvenimas buvo priklausomos nuo vaiko nuotaikos, nuo vaiko elgesio ir po truputį varė ją iš proto, taip vadinkim grubiai, ar ne? Kol galop jos sprendimas buvo, kad jai lengviau būtų pasitraukti šito gyvenimo, nes jinai negali tam vaikui nieko padėti, nes tuo metu buvo vienintelė informacija, kad žmogučiui, vaikui, apie suaugusius šis kalbų nebuvo. Jeigu aš teisingai rikolinu, tai kad tu negali niekom padėti, tai ir nėra pagydoma, nes tai nėra liga, ne? Kad jie tiesiog, netgi, kai pirmos to tik tai apžiūros buvo, koks čia jums hiperaktyvumas, koks čia jums autizmas, taigi čia vos neprotinis atsilikimas, čia tas, nu, žodžiu, jinai pati iki galo negalėjo susivokti, kas tiksliai yra tam vaikui. Netgi apsilankius pas tą jau gydytoją Lesinskienę, nes tiek daug buvo prilankyta visokių medikų ir prisiklausyta įvairiausių nuomonių, kad jinai jau dvėjojo pati savim ir kartais savo jau sveikų protų, nusprendė pasitraukti iš gyvenimo. Bet kai jau buvo beveik be padaranti tai, suprato, kad palauk, tai aš jaučiu vaiką, aš jį pajaučiau taip anksti, kad jis yra kitoks ir kad mus kažkoks ypatingas ryšys, ne tik mamos ir vaiko, dar kažkas mus labai, labai stipriai sieja. Tai jeigu aš išeisiu ir aš jį paliksiu vos nelikimo valiai su tėvu, kuris atėjo ir kai tik tą diagnozę išgirdom, kai tik jie išgirdo ir išėjo iš poliklinikos, įsėdo į automobilį ar grįžo namo, kažkaip, kad ten minučių reikalas. Jis jai skėlė tokį, kad geriau būtumėm negimdę, ne? O pas ją kaupėsi tas toks, kad tokiai žmogau kvepia čia skyrybom. Jai tai nebuvo visiškai joks praradimas, absoliučiai. Jai buvo svarbu. Ir tuo metu jinai dėliojasi mintis, kad tėvas tai iš vis atsilupęs nesuvokia, kas ir kaip, ir va, geriau būtumėm negimdę, išvada, kurią jis pasidarė, ar ne? Kad ir kaip visur buvo eskaluojama, kad neįmanoma padėti tokiems vaikams ir buvo išsakyta vieno iš medikų, ką paneigė gydytoja Lesinskienė, bet vis tiek tas liko atminty, kad jisai neišeis į mokyklą, kad jisai niekada nekalbės, kad jis bus tas vadinamas non-verbal autistic. Ir apie ADHD dar tuo metu kalbų nebuvo, ADHD išlindo vėliau. Kaip ir pas ją pačią, beje. Didžiąją laiko gyvenimo dalį jinai buvo tokia tipinė autistiška mergaitė, mergina, moteris. Ir 30 plus jinai sužinojo dar ir apie ADHD. Ir jinai būdama tam žingsnyje išeiti ar likti, suprato, kad jinai palieka mylimiausią gyvą žmogutį, gyvą sutvėrimą pasaulyje likimo valiai, daro milžinišką klaidą. Ir kad iš pradžių reikėtų gal pasiieškoti pagalbos savo. Galbūt yra to, nes jinai labai bijojo būtent tų psichiatrinių ligoninių, netikėjo jų gebėjimais padėti. Ir jinai susirado Artikne Ąžuolyno kliniką. Artikne Ąžuolyno kliniką. Ir prabuvus ten pakankamai ilgai, beje, dar šitas perliukas, tai čia net žymėtis nereikėjo, nes aš čia mirsiu, nepamiršiu, kaip sakoma. Jinai ateina pas vyrą ir sako, man yra blogai. Ir tas toks, ne, sakai,
nes jinai jau motinystės tose vadinamuose atostogose 3 metai. Ir nors jinai ir savanoriavo su kitais autistiškais vaikais, kad išmoktų, kaip dirbti su savo vaiku, labai daug dirbo ir taip toliau, ar ne. Ir vyras ją vežė į tą kliniką, sakau, nesu tikra, ar tai yra Ąžuolyno, tai jokių būdų nėra reklama, bet žinau, kad ne psichiatrinė, o psichoterapijos klinika. Tai kiek mano žiniom, tai tik Ąžuolynas ir Tėra, nesvarbu. Ir jisai vežė ją, jinai sėdėjo gale kažkodėl, lagaminas priekį, o jinai gale. Ir jisai jai pasakė, arba tu šitoj vietoj susitvarkai, arba mes darysim išvadas. Tai yra žmogus, kuris neprisidėjo niekaip prie vaiko, jis prisidėjo tik prie vaiko darimo. Taip būtų galima pasakyti. Daugiau nieko. Visa kita ją tik gąsdino, ant kiek jisai yra abejingas, ant kiek jo žodžiai skaudina, tas ne, nes mes autistiškos moterys esam labai čia ir dabar tokiais momentais, kaip man pasakytų, ne, pažadėk man, kad nemylėsi mūsų sūnaus labiau nei manęs. Nežinau. Kokia ta reakcija būtų. Ir, taigi, jis jai tiesiog ištrenkė prie tos klinikos, jinai prabuvo ten tam tikrą laiką, atsistatė, labai daug ką sužinojo apie autizmą ir pradėjo tos vadinamus darbus su vaiku. Vaikas šiai dienai fantastiškas vaikinas. Viskas pas jį puiku, nuostabu ir duok dievai jiems sveikatos. Šiuo atveju, išėjus iš ligoninės, ten dar buvo visokių peripetijų, aš tiesiog viskai stebiu laiką, norisi trumpiau, ar ne, nes dar daug pinpointų reikia paliesti. Jinai paduoda skyrybų, išsiskiria su juo ir lieka viena su vaiku, kas automatiškai reiškia autistiška moteris, dirbanti full time, pilnu etatu. Jai reikalinga pagalba, kurią labai siūlė ir atrodo mielai suteikdavo vaiko močiutė. Vaiko senelį iš esmės, bet pagrindė močiutė, kuri mano žiniomis iki šiol kartais paspjaudo, kad aš užauginau tavo vaiką. Ar ne? Tai dėl ko ir sakiau, kad sunkioji artilerija, ar ne? Jos mama. Ir jinai dirbo daug, jinai grįždavo namo, tada buvo tie darbeliai su vaiku, ar ne, kaip jį išmokinti kalbėti, kaip jį išmokinti eiti į tualetą ir taip toliau. Ir mama daug padėjo, bet paskui skynėsi savo daug daugiau laurų nei... Kiekvienas mes prisimenam tą, ką norim prisiminti, ar ne? O kaip ir minėjau pradžioj, o ką norim, arba ką mūsų psichika nori, nugrūdam toliai pasąmonę. Ir įvyko konfliktas tarp jos ir mamos. Mama jai stipriai trenkė per veidą. Ir jinai paskambino draugiai, nulėkė staigiai pas ją. Jos kalbėjo, jos gėrė vynas. Ir toji draugė sako, jeigu tu nenori namo, aš rytoj išskrendu iš ryto ir grįšiu po kelių dienų, nori pasilik pas mane. Ir pasiėmė raktus. Ir aišku, altarėje sutiko, kadangi reikėjo tos pertraukos, jinai buvo rami, kad vaikas bus prižiūrėtas, vis tiek kaip nebebūtų, kas nebebūtų, kaip močiutė, jinai buvo gera močiutė. Savaip, ne, jeigu vandenį rinktis ar duoti vaikui vandenį ar kompotą pilną cukraus, aišku, bus kompotas pilnas cukraus, bet taip matė mūsų ir mato mūsų tėvai, kas yra geriau mums ir mūsų vaikams, ar ne, nes tai yra tiesiog elementarūs skirtumai, amžiaus skirtumai, kartų skirtumai ir
šito nepakeisi. Ir jinai leido sau pasilikti tas kelias dienas, tik tiek, kad užsižaidė labai stipriai su alkoholiu, labai smarkiai. Toji draugė buvo labai netvarkinga, kas irgi yra labai kiek iš pasakojimų, tai atsiprašau. Labai geras žmogus, nuostabi mergina, labai tokia meniška, o menininkai visi yra šiek tiek netvarkingi. Ir ne šiek tiek. Tai jinai nusprendė kaip padėką už tai, kad jai buvo leista ten likti, sutvarkyti jos namus, nors draugė labai prašė nelysti miegamai ir nelysti jos private space. Bet jai altarijai pasirodė, kad vis tik tai, o dar žinot, kaip įsivaizduokit, savaitę laiko geri vyną ištisai, tai biški kitaip matai gyvenimą ir atrodo, kad taip, okei, jinai sakė, to nedaryt, bet aš dabar paimsiu, išskalbsiu visus jos rūbus, sutvarkysiu visus jos kambarius, čia visur viską išlaižysiu, išsiurbliuosiu, padarysiu ir bus viskas labai fainai, labai gražiai. Ir jinai grįžus bus laiminga. Tai gavosi viskas šiek tiek kitaip. Eilinį vakarą, kai vynas baigėsi, nes vaizdelis buvo maždaug toks, kaip jeigu matėt serialą Queen's Gambit, tai va tas toksai visiškas jau neadekvatumas, ar ne, taurė rankoje ir čia kažkas kalbėsi, čia kažkas tai murkdosi, čia kažkas tai tvarkoma, muzika visų garsu, bet visada labai tvarkingai, visada, kad kaimynų nesupykdyti, tik tai galimom valandom, viskas autistiškai. Ir baigėsi vyno resursai. Taip vat netyčia ir jinai nuėjo į artimiausią parduotuvę, pasimti dar vyno, nusipirko dar vyno, keliavo atgal į butą ir buvo užpulta. Tai buvo tas vadinamas truck, toks juodas visureigis, didžiulis, toks labiau kaip, žinot, tie tokie, kur per filmus rodo, tokie juodi, dideli automobiliai, bet jų nepavadinsi ir jo, tokie juodi, dideli, nupoliruoti automobiliai be numerių. Tai va, tai tokį va, jinai buvo įtraukta, jinai buvo vėlgi fiziškai, seksualiai ir visaip kaip išžaginta. Ir paskui tiesiog numesta tylioj vietoj, visai netoli iš tikrųjų. Gyva, jeigu galima tai pavadinti. Vyras ten buvo ne vienas, viskas vyko ilgai ir kai jie nusprendė, kad jau viskas, jie tiesiog išmetė tokioj tamsioj gatvėje be šviesų, kur nebuvo nei liudininkų, nei tuo labiau ten kažkokių ten, kaip aš suprantu, kamerų ar kažko, kad būtų galima atsekti. Ir ką jūs galvojate, atrodo, katastrofinė situacija. Aš žinau visas detalės iki kaulų smegenų. Tai klausyti jos, to amžino vaiko, išgyvenusio šitiek daug, ką jinai padarė, jinai atsistojo, jinai suprato, kad jinai gali eiti, jinai pasiėmė savo kuprinę, grįžo namo, metė rūbus skalbt, ar metė lauk, išsimaudė, įsipylė vyno ir toliau savo vakarojo. Toliau savo leido laiką. Žodžiu, kitaip tariant, buvo savaitė laiko, totalaus girtuokliavimo, kol galop susiklosčius aplinkybėms taip, kaip jos susiklostė, jinai grįžo namo ir taip toliau. Ir jinai pasisakė apie tai savo buvusiam vyrui netgi. Jinai pasisakė apie tai savo motinai, niekas ją nepatikėjo, visi išvartė, kad jinai
kaip niekad, vat, kuo su metais vis labiau nori dėmesio, nes su metais jinai vis labiau pradėjo. Anksčiau buvo tokia tyli pelytė, tas vaikas, kuris, ar ne, tas tikras tipinis autistiškas vaikas, kuris labai mažai šnekas, labai mažai skundžiasi, labai mažai ateina klausti kažkokių dalykų, dar kažko, ar ne. Nors iš šono galėjo taip neatrodyti, pavyzdžiui, paauglystė, nes paauglystė jinai labai mesterino tą tokią buvimo kieta tarp kietekų vaidybą, tokį suvaidintą charakterį, ir jinai turėjo daug draugų, daug baliukų, daug visko. Ir galėjo atrodyti taip, kad nu, čia socialiausias ir draugiškiausias ir žmonės labiausiai mylintis žmogus su didžiulė šypsena veide, kuri buvo visada priklijuota, nesvarbu kas, ar ne? Taigi, kadangi jie nieks netikėjo, jinai suprato, kad jinai visiškai viena yra visam šitam dalykė, viso šitoj klampiniai, atsiprašau. Ir praėjo laikas, kažkiek laiko, viskas aprimo. Aišku, tai dar labiau, tai jau galutinai sukniso jo suvokimą apie pačius vyrus, apie kodėl taip yra elgiamasi. Žinot, kaip tas autistiškos smegenys, josgi neturi to blogio suvokimo, už ką, kodėl, ar ne. Tai buvo labai labai pasimetus ir pasinėrė į darbus. Buvo ir su alkoholiu susijusių tokių, kad vaiką prižiūri močiutė, o jinai pati nebegali viskas patempti visko ir darbo, ir vaiko, dėl kurio jinai kiekvieną dieną tiesiog beprotiškai pergyveno. Ir viskas priėjo prie to, kad atsigulė jinai vėl į tą pačią kliniką. Ir vieną naktį negalėjo užmigti, išėjo ir susitiko budinti daktarą. O tas budintis daktaras ir klausė, sako, kas yra, ko nemiegi. Sako, negaliu. Tai kiek supratau, ten kažkaip susėdo pasikalbėti, pasipasakot, kaip kas ką. Ir jis pasako, aš pats buvau visą gyvenimą vaikų, būtent neuroįvairovės specialistas, psichiatras. Bet dabar jau gyvenu kitur, ten užsiemu kitais darbais ir taip toliau ir panašiai. O jinai kaip motina liūtė ir dar autistė be ribų, jau pajautimo ar ne, čiupo tą gydytoją, kaip sakant, už gerklės ir išsimaldavo telefono numerio. Ten buvo, jeigu neklystu, kad nenoriu, kad skambėtų per daug dramatiškai, bet man rodos, buvo žiema, jis pasakė, paskambink man Liepą, nes aš Liepą vėl bus Lietuvoje ir tada mes galėsim kažką kalbėti. Tai paskambinus Liepą, jisai sutiko susitikti, jisai apžiūrėjo, jisai bandė neigti Lesinskienę, nes tą tokį nuosprendį, ar ne, tai iki šiol neaišku, ar tai buvo konkurencijos dalykas, nes tai buvo 2 tuo metu lietuviai, medikai išmanantis šią sritį. Bet paskui paaiškėjo, kad ne veltui jisai bandė neigti. Jis nepaneigė visiškai, bet jis matė kažką, nes buvo ir ADHD. Tik tuo metu 2 kartu turėti žmonės negalėjo. Nes ir taip stebuklas, kad buvo net 2 gydytojai per visą Lietuvą, kurie kažką išmanė. Dabar pakėliau greitai užrašus, tai pavardė to gydytojas Slušnys. Tai kiek žinau, ir labai gerbiu jį iš tikrųjų, nes netgi būdamas politikoje jis sugeba vis tiek viską žiūrėti būtent savo tuo psichologiniu, psichiatriniu kampu. Taigi, tai pirmą kartą, pirmą ir paskutinį kartą, kai jie susitiko,
Jinai jo paklausė, o iš kur, kaip, kas, aš suprantu, kad paveldima, bet tai iš kur? O jisai sako, žiūri į mane taip ir tai o tai tu savęs veidrodį nematei. Na, jis nepasakė tiksliai, aišku, nes su suaugusiais tada nieks nedirbo, bet jisai jai davė suprast, kad tai, ką turi jos vaikas, turi jinai pati. Ir iš jos jis tai ir paveldėjo. Vienintelis niuansas, kad jisai turėjo problemų su intelektu, o čia jau paveldėta iš tėčio, su kuo ir daugiausiai teko dirbti, ar ne, jai pačiai. Tai va, tokia vat istorija ir ilgainiui sūnui nustatytas buvo ir ADHD. Ilgainiui jinai pati išsiaiškino viską apie save ir dabar gyvena labai panašiai kaip aš. Iš tikrųjų, ant tiek panašiai, kad kartais gąsdina. Jinai yra pasirinkus tą vadinamą chosen solitude, tą pasirenkamąją vienatvę. Jinai yra nesantykiuose. Jinai atsistatė, jinai jau labiau prisileidžia žmonės, jinai labiau pasitikė žmonėm. Bet tokie dalykai kaip santykiai, jinai pabandė dar kartą, kas liečia santykius, ar ne, tai užsirovė dar ir ant sociopato narcisisto, kur irgi vėlgi daugybę dalykų jai priminė daugybę dalykų ir va tas buvo paskutinis kertinis taškas, kai jinai nusprendė pasirinkti tą. Visų pirma, pradėkim nuo to, kad po tų santykių jinai bandė, kaip ir visi autistai, nedylint su tuo, o kažkur pabėgti. Kaip ir visi žmonės iš tikrųjų, bet autistai ypatingai, nes autistai nežino, kaip spręsti tokius dalykus. O terapija vėlgi, autistas einantis į terapiją turi eiti pas terapeutą, kuris supranta apie autizmą. Čia jau suprantat, kur lenkiu, ne? Tai netgi kreipiasi į Amerikos specialistus, kurie šiek tiek padėjo, bet toli gražu ne iki galo, kas liečia pasitikėjimą ir panašiai. Ir po tų santykių nėrė stačiai galvą į santykius. Ten buvo 2 dienų skirtumas, ten jie išsiskyrė. Jinai džiaugiasi tik vieninteliu tuo momentėliu, kad ir kaip jis ją sutriuškino kaip asmenybę šiuo atveju, jau ne tik kaip žmogų, kaip moterį, kaip asmenybę seksualiniu smurtu, bet dar ir daugybę narcisistinio psichologinio smurto, ar ne, kad jinai galvoja, kad jinai niekada nieko nepasitikės, tai iš tikrųjų panašiai ir yra, kažkiek tas atsistatė, kad yra gerų žmonių pasaulyje, sakykime, jinai tą deklaruoja, tikrai, bet pasirinkus yra tą chosen solitude, tą vienatvę, kaip ir aš, mes turim su ją šitą dalyką in common, ne, tokį bendrą. Ir kas liečia vaikus ir taip toliau, ar ne, tai toks įdomesnis variantas, kai turi savo doppelganger. Ir jo, jinai atrado save darbuose, jinai atrado save tame, kad jinai gali visą savo gyvenimo kančią ir skausmą ir visus tuos įvykius paversti įrankiais, padėti žmonėm. Toli gražu ne iš karto. Sakau, man labai primena mane, nes lygiai tas pats, prasme, aš galėčiau vadintis arba vargšiukė, kurie gimė po ten juodų debesim ir kuriai vis kažkas nutinka, arba galiu vadinti save žmogum, kuriam teko praeiti ugnį ir vandenį ir surūdijusias visokias triubas,
Bet aš tą viską paverčiau įrankiais ir iš savo pačios patirties aš labiausiai galiu padėti žmonėm. Ne iš perskaitytų knygų, ne iš išlaikytų egzaminų ir ne iš diplomų, dėl kurių abejoja pusė Lietuvos, o man tai tik azartas. Kaip autistiškam žmogui, aš neturiu niekam nieko įrodinėti, aš tą žinau. Ir jo, taigi tokia ta istorija ir kitų dviejų aš gal net neminėsiu, tiesiog šiek tiek skiriasi, kaip baigėsi, ar ne, kad aišku, tai yra sėkmė. Kas sieja šitas 3 istorijas, kurias jūs perskaitysit likusias 2, oficialiai paskelbtas internete ir šitie žmonės, tiek Marija, tiek Daniel, tai Danielius, jie tas istorijas pasakoja viešai. Ir vienas dalykas, kas vienyje, kad iš to buvo išbrista, iš to buvo išgyta ir tai atnešė gyvenime aiškumo, skaidrumo ir tas padėjimas žmonėms ar kalbėjimas viešai apie tai tam, kad skleisti suvokimą, supratimą ir kad tai nėra okei. Tai nėra okei ir tai nėra gėdinga. Tu neturi kodėl išprievartautas visom prasmėm, fiziškai, psichologiškai, morališkai, emociškai žmogus turi jausti gėdą. Tai yra nesuvokiama protų gėda žmogui ar žmonėms, kurie tai padarė, bet jokių būdų ne aukai, bet auka taip jaučiasi. Ar ne? Kodėl sakiau, kad sunku apie tai kalbėti, nes, tai turiu ir asmeninės patirties šitoj srity. Dėl to viskas irgi, bešnekant, flashbackai tiesiog ir kursto tą mano pakosėjimą. Tai aš visgi pagal laiką Altarijos daugiausiai istoriją vis tik tai viešinu, nes jinai man leido viešinti tiek pačiame straipsnėje, tiek tuo labiau tinklalaidėje, ar ne, podcast'e. Tai labai džiugu, kai viskas gerai, kas gerai baigėsi, nes dabar yra super mega timas su savo vaikais ir su savo darbu ir tokia, kai dirbi su ją, vis dar yra tų bemiegių naktų, vis dar yra klikimų, košmarų ir tai taip turbūt bus visą gyvenimą ir mes tą žinom abi, kai darbuojamės, tai bet kiek jinai pasistumėjo nuo tos dienos, kai jinai atėjo, su klausimu Sandra, normalu, kad tėtis pasako tą, arba ten brolis padaro na, arba kad va čia va taip, va, o ši čia va taip, va. Ir aš sėdžiu, susiemus už galvos ir tokia, wow. Taip. Net man, kuri greit suvirškina informaciją, reikia minutėlės čia, ne? Tai kai aš išgirstu, sakykime, jauną merginą sakančią, kad yra sunku, kad patinka vyresni žmonės ir tam, kad patirti seksualinę patirtį su vyresniu žmogum, kurį sunku tiesiog imti ir susitikti kažkur ir užmegzti kažkokį kontaktą, romaną. Dar kažką norėtų būti bent jau išprievartauta suaugusio vyresnio žmogaus, kad pajaust tą kažką, ne? Tai įsivaizduojat, man plyšta širdis, nes aš matau tą visai kitų kampų, bet toks mano darbas yra matyti situaciją visais kampais. Todėl aš jokių būdų nesmerkiu, atvirkščiai naudoju kaip pavyzdį, kad visai būna. Pasirodo, yra antiek nesuprantančių, kaip tai yra, ne tai, kad nesuprantančių, tai vėlgi autizmas, tai tokių nesuvokiančių, ant kiek tai yra siaubinga ir kaip tai
paskui nulėmė visą tavo gyvenimą, nes, sakykime, Altarijos aš labai daug ko nepapasakojau, kaip buvo sunku grįžti darbus, kaip buvo sunku praeiti pro bet kurį vyrą ir jausti beprotišką baimę ir taip toliau. Bet vis tiek, galvoju, kažko nepaminėjau, atsiprašau. Jinai vis tiek stengiasi, nors ir išsiskyrė su savo vaiko tėvu, ar ne, vis tiek stengiasi kurti santykius, netgi su, sakau, ir ant narcisisto, sociopato, nors ten, kiek supratau, kai ėjo pas psichiatras sakė, kad ten ne narcisistas ir ne sociopatas, o liaudiškai tariant, cielas psichopatas, ta prasme, nes ten buvo baisu. Ir jinai pastojo nuo jo ir jisai tada ją paliko eilinį kartą, paliko, kad aš tave palieku, aš tam skiriuosi, iki to, kad jinai visą tą laikotarpį iki aborto, iki valymo, nėštumo nutraukimo turėjo praeiti viena. O tą pačią dieną, kai jau jinai pasidarė tą procedūrą, taip vadinama Lietuvoje, jisai vėl atsirado ir dar su tokiu, tikiuosi, tu to nepadarėjai, nors puikiausiai jisai žinojo, kad jinai pasidarė. Ten, siaubas. Jau tą žmogų tai tikrai nežinau, kaip žemė nešioja. Iš vis, aš jau nekalbu apie tuos, kurie prievartavo. Ten iš vis ne žmonės, mes jau kalbam apie žmonės, ar ne? Tai ir čia ne žmogus. Tai jinai vis tiek stengiasi ieškoti kažkokių santykių, todėl kad jai vis buvo kalama į galvą, kad, šeima yra mama, tėtis ir vaikai. Taip turi būti. Ir jinai tiek paaukojo savęs, laiko, gyvenimo, iš esmės, ir energijos, ir visko, kad tik pavyktų, kad darė klaidas, dėl kurių vis dar gauna komentarus ypatingai iš savo ten motinos, sakykime, arba kitų artimų žmonių, kad tu jau kas santykius liečia, tai visiška ten kvaiša, nes visiškai nematai nei pavojų, nei nieko, nei savo tyliai galvoja, žinotum tu visą mano istoriją, ar ne, bet taip, todėl, kad jinai niekad negalėjo pasakyti nei vienam iš tų artimųjų, kurie vis dar pamėto komentarų, kad jinai tiesiog labai norėjo, kad pavyktų, nes jai buvo kalama į galvą, kad taip yra, taip turi būti. Ir kai tik jinai apsimdavo, tarkim, tiesiog būti su vaiku, leisti laiką su keletą draugių. Vienu metu turėjo labai daug kabutėse draugų, ne? Friend of all is friend of none. Kad tik tai būtų ten kuo daugiau, kuo užsiimt, labai daug laiko leido darbe, atvažiuodavo namo, pasimdavo vaiką, važiuodavo kažkur ir, žodžiu, tokia visa labai social, bet tai yra, aišku, viskas dėka alkoholio, kurį vieną dieną teko sėkmingai mesti, nes buvo atėjęs suvokimas, kad be alkoholio, kad visų pirma alkoholis ją žudo, visom prasmėm, visų antra, be alkoholio jinai negali būti nei socialiai rami, nei jausti nerimo, o tai reiškia, kad tai veikia kaip vaistas, tai reiškia, kad jo reikia pastoviai, ko pasekoje tai yra kas? Alkoholizmas, ar ne? Kai jau ji pasirinko, kad aš nenoriu būti santykiuose, aš nenoriu turėti vyro, o dar pradėjus dirbti darbus, kur jinai pagrindė dirbo su vyrais. Ir jinai dabar dar daugiau žino, kas vyksta jų galvose, kaip jie mąsto, ko jie gyvenime nori, kaip jie sėkmingai turi 3 meilužės ir grįžta pas žmoną namo ir ten mutiutių. Tai tuo labiau tiesiog gyvena su savo dabar jau vaikais, daugiskaita, pasirinkus tą pasirenkamąją vienatvę ir džiaugiasi, ar ne?
Tai bet ką mes turim, ar jūs galit įsivaizduoti, kaip toks likimas, nesvarbu, ar buvo kiek buvo terapijos, kiek buvo apsilankimų klinikose, kiek buvo darbo su savim, kiek buvo grupėse, ar ne, vat, būtent kaip yra alkoholikų, anoniminių alkoholikų grupės, ar alkoholikų šeimos narių grupės, tai jinai ir alkoholikų anoniminius lankė ir lankė grupės žmonių patyrusių tam tikrą prievartą, ar ne? Tam tikrą išraginimą ar tam tikrą tvirkinimą vaikystėje arba all of the above, ne? Ir bet kokiu atveju vis dar kribžda ta baimė, kad jinai niekada nėra iki galo saugi, kad ir kiek aš jai kartočiau, kad jinai yra saugi, kad ir kiek jai kartotų, netgi jinai pati savo, jinai gali savo pasisakyti, kad aš esu saugi. Bet kai atmintis išmeta kažkokį kvapą, pavyzdžiui, ar kažkokį vaizdinį iš praeities ir jinai prisimena tą viską, jinai gali prisiminti tik vieną kažkokį aspektą. Tarkim, nežinau, man dabar prieš akį stovi, kaip jinai ten pasiėmė tą akmenį ar plytą ir trenkė tam vaikinukui ir sugebėjo pabėgti, nes kas žino, ar jisai būtų ją palikęs gyvą ar ne. Kad visa tai yra tokie, tai yra flashbackai ir kada jie pasibaigs ir tas žmogui yra labai sunku ir kokiu būdu, turint tiek tokį bagažą patirties, galima sukurti sveikus santykius. Yra būdų, aišku, bet jeigu žmogus jaučiasi gerai būdamas vienas, jeigu žmogus išmoko mėgauti savo kompaniją, savo paties kompaniją. Jeigu žmogus atrado savo nišą, kad gali visą tai panaudoti vienokiu ar kitokiu formatu darbe ir padėti kitiems žmonėms, tai kam bandyti kažkam kažką įrodyti, ar ne? Tai tokia yra istorija, kurią pabandžiau kiek įmanoma cenzūruotai, necenzūruotai papasakot. Ir jeigu sakau, kažkur nušokau nuo minties prie minties, iš karto atsiprašau in advance, kadangi skaudi tema tikrai. Nepamirškime vyrų, vaikinų, kurie yra patekę dar į tokias ir baisesnės, ir kiekvienam savo situacija yra baisi, tai negalima lyginti, atsiprašau, įvairiausias situacijas, kad tai nėra tik tais moteriams nutinkantis dalykas, tik tai, kad vyrams, moteriams vienam levelį yra sunkiau, vyrams kitam levelį yra sunkiau, moteriams yra sunkiau iš esmės atsistatyti ir susiprasti, kuo būti, ko nebūti, kas yra ok, kas ne ir panašiai, kai vyram tuo tarpu yra nesvietiška gėda būtent tos lyderystės, ne koks aš galiu būti lyderis, jeigu mane prievartavo ar man darė tokius tai dalykus, ar ne. Kai reikia perprogramuoti save visiškai pilnai, ar ne? Taigi, kaip gali tokie gyvenimo potyriai būti vadinami fiziniais prievartos aktais, seksualiniu prievartavimu, fiziniu smurtu, tai yra neatsiejama nuo psichologinio smurto. Suprantat patys, kad turbūt, jeigu netgi būtų raudona ir mėlyna piliulės ir viena reikštų fizinį smurtą, patirtą fizinį smurtą, o kita iš to fizinio smurto patirtą psichologinį smurtą, kažin kurią tabletę, kurią kapsulę jūs pasirinktumėt. Jeigu va taip tektų išgyventi kažką tokio, ar ne? Nes tai
iškraipo tavo realybę, tai iškraipo tavo esybę, kaip sakykime, šiuo atveju vat būtent Altarijos istorijoje, ne, tai nuo mažų dienų prasidėjo pornografinis, pornografinė ten ta vadinama kasetė, man atrodo, tai vadinasi. Paskui tėvo žodžiai tie, ne, ten duok, nebijok ir ten visaip kaip, o paskui dar, sakau, paaugus, kai subrendo, tai va ir šikna yra, ir papa yra, taigi bernai tavęs turbūt nori, tai tu eik daryk ir panašiai, o nebūk ten kažkokia ta, kuri neduoda, kaip tavo mama. Ne? Kas irgi vėlgi, ar vaikui reikia žinoti tai apie savo mamą, ar vaikui reikia visą tai girdėti iš savo tėvo. Tai aš jau nešneku apie įvykį su broliu ir panašiai, ar ne? Tai įsivaizduojat, kiek darbo su savim reikia ir dar reikės, kad ir kiek metų praėjo įdėti žmogui, moteriai šiuo atveju, kad atsistatyti pilnai. Taigi, ogi neįmanoma. Pilnai atsistatyti neįmanoma, mes jau tai aptariam, kad vis tiek tu gali, ne tai, kad atleisti būtų čia iš vis, atleisti reiškia, kad pykstu, reiškia, kad nekenčiu, reiškia, kad noriu keršto, ne, pakerštavau paauglystėje ir užteks, kaip sakant, nes visi tie dalykai yra tamsa, kuri nuodija mūsų sielą. Iš esmės, ar ne, noras kerštauti, noras dar kažkaip tai kompensuoti savo traumas, tai tiesiog yra pradirbama, iš esmės yra pradirbama pradirbimo būdu, kad ne visi žmonės yra tokie, ne visi šiuo atveju vyrai yra tokie, kad saugumas yra ir mūsų pačių atsakomybė, ir tuo pačiu kažkas, ko mes negalim kontroliuoti. Todėl vis tiek reikia labai prisižiūrėti, kad pasaulis pasikeitė ir dabar šiek tiek kitaip dalykai vyksta. Nesakau, kad pasaulis dabar yra geresnis, čia apie tai net kalbų negali būti. Bet kad sakykime, kažkoks, tai buvo vakaras, tai nebuvo ten 3 valandos nakties, ten 9 valanda vakaro, kad privažiuotų šitas trakas, įtrauktų moterį į tą tokią dalį, kur ne sėdynės, o kur yra laikomi daiktai, dalykai, ar ne, išprievartavimas ir numetimas kažkur tamsiam gatvės kampe. Tai dabar jau tokie dalykai vyksta vis tiek, nebūtų bent jau mūsų Lietuvoje vis tiek daug rečiau, kadangi nebėra, vis mažiau tamsių gatvių, vis daugiau kamerų ir vis daugiau liudininkų ir panašiai, ar ne. O psichologiškai atsistatyti vis tiek, kaip nebebūtų, be darbo, be terapijos, be pilno atvirumo tiek su specialistu, tiek su savimi, pačia. Tai iš vis negali būti ir pradžios jokios, ar ne? Daug verkti, daug kartotis, daug klausinėti, o žinot, kaip, tarkim, autistiškam žmogui su klausimais yra sunkiau. Arba yra labai daug klausimų, bet tokiais atvejais, kurie liečia mūsų pačius autistus, tai yra labai sunku. Tarkim, užduoti terapeutui klausimą, ar ne, kaip man gyventi toliau, ką man daryti toliau. Tai yra tai abstraktus klausimai, ar ne, iš kurios reikia skaidyti mažas daleles ir su tuo dirbti, tai yra ilgalaikis darbas. Ir aš, nors esu ir coacherė, apsiėmiau būtent šitą keisą dėl tam tikrų priežasčių, kurie man duoda pilną leidimą tą daryti. Tai va, straipsnėje, sakau, rasite tuo pačiu ir dar 2 istorijas trumpai,
kurios irgi tokios gan, sakyčiau, naudingos, ane, ir dar naudingos informacijos. Nenoriu nusispoilint visai, kad čia gautųsi podcastas ir straipsnis viename. Ir tada, kai jis išeis, jisai bus niekam nebeįdomus. Kaip jūs patys manot, ar tokia moteris turėtų bandyti lipdyti santykius su vyrais, jeigu jinai vien pagalvojus apie vyro prisilietimą sako, kad ją pykina vien pagalvojus nuo to. O pasirinkus tą pasirenkamąją vienatvę, jinai darbuojasi, jinai leidžia laiką su vaikais, jinai keliauja, jinai nebijo keliauti. Yra momentų, bet ta autistiško, vis tiek moteris su autizmu tvarkosi kiek kitaip, ar ne? Ir galim mes labai daug ties kuo sukas dantis ir jeigu mus lėktuve kažkas tai liečia ir mums tai yra šlykštu, mes galim, jeigu tai nėra ten valandos ilgio procesas, iškęsti, o pats keliavimas jai yra kažkas tokio. Turi jinai ir tų hobių ir ar būtinai reikalingi santykiai tokiam žmogui. Jinai turi labai gerą draugę, jinai turi labai nuostabų artimą žmogų, jau čia iš šeimos, sakykim. Ir kad ir kaip aš kalbėjau, ar ne, tuose podcastuose, kad kraujo ryšys nėra svarbus. Taip, jis nėra svarbus visiškai. Bet jeigu tu savo šeimos rate atrandi ir yra žmogus, su kuriuo tu jautiesi būtent saugiai, jautiesi taip, kaip norėjai jaustis visą gyvenimą. Tai yra puiku, nuostabu, ar ne? Tai labai labai už ją džiaugiuosi. Tai yra jos sesuo ir džiaugiuosi už jas abi iš tikrųjų, nes kai paklausai tų istorijų, kaip jos verčia kalnus, yra kažkas tokio. Smagu. Bet ir pasipyksta, pati pasipeša, tai tas irgi smagu, kad nieks nenusileidžia ir kad, žodžiu, vyksta gyvenimas po šitiekos traumų, kai žmogus galėjo 1000 kartų pasidaryti savo visai kitą sprendimą, kas liečia gyvybę pačios savęs, ne? Tai tokia būtų šiandienos podcasto istorija su mintim, paraginimu ir su tiesioginiu prašymu. Jeigu jūs patyrėte ar patirėte bet kokį smurtą, bet kokio tipo smurtą, nesvarbu kiek jums metų, jūs savo tai esat skolingi, kreiptis į teisėsaugą, kreiptis į šeimos narius, kuriais pasitikit, klausti, atsiklausti, ar tai yra normalu ar ne, jeigu jums tam tikros traumos taip išdaužo smegenis, kad jūs nesuprantat, ar tai yra ok ar not ok, ne? Nes kitaip fizinis smurtas jisai įvyko ir jisai baigėsi, o liko psichologinis smurtas, kuris niekada neišnyks savaime. Tam reikia terapijos, tam reikia specialistų, kurie turi patirties. Čia aš nereklamuoju savo straipsnių ir nereklamuoju savo paslaugų, bet kadangi aš turiu asmeninės patirties šitoj srity, tai tikrai turiu ir turėjau ir manau turėsiu nemažai klientų šio klausimu, kadangi yra labai lengva kalbėti su specialistu, kuris yra patyręs ir kuris atvirai apie tai kalba, nes aš pakankamai atvirai kalbu apie savo patirtis su klientais, kartais netgi per atvirai galbūt, bet visi mano klientai žino, kad gali mane stabdyti. Ir jeigu kažko yra per daug ar per mažai, gali visada prašyti ir stabdyti ir išvis daryti, ką nori.
nes tai yra jų laikas, jų valanda, jeigu jie ateina gyvai, jie ateina namo ir jeigu tai yra nuotoliu, tai yra jų momentas, nes nuotoliu daugiau gaunasi kalbėti, nes katinai tiek neblaško, tai kuo daugiau pasakom, tuo daugiau išsisakom ir tikrai dažnai būna taip, kad didžiuojos iki negalėjimo tuo, kad klientas paima ir pasako, Sandra, galima aš daugiau kalbėsiu, pavyzdžiui. Arba Sandra, galima kažkaip 40 minučių, tarkim, konsultacijos ir 15 minučių tiesiog aš ramiai su katinais pažaisiu, ar ne? Ir taip toliau ir panašiai, ir daug visokių versijų. Tai galite įsivaizduoti, kad žmogus, sakykime, tokios su šitokia patirtim ir su šitokiu bagažu, kaip Altarija, kuri kreipiasi ir gauna 100% ne tik palaikymą, bet ir būtent supratimą, suvokimą visko, kas jai teko patirti, kadangi aš pati turiu savų patirčių. Taigi, jeigu kažką praleidau, vėlgi, jeigu aš galėčiau įrašinėti įjungt maiką ir varyt valandom, taip ir būtų. Bet aš žiūriu į tą laikrodį, jis tiksi ir žinau aš, kad mes neturim, mes visi esam užsiėmę, mes visi bėgam, lekiam ir neturim laiko klausyti valandas, bet, Merula daug kalba. Taigi, mano mėlieji pelėdžiukai, tokia šiandienos tema, žinau, kad neskausminga, netgi tokį dar niuansėlį noriu paminėti. Nustatant yra testas, kurio būdu mes, nenustatom, bet mus užveda ant kelio, ar žmogus turi galimai ADHD, autizmą, aš vis dar naudoju pavadinimą Aspergerio sindromą, OCD arba socialinę fobiją. Ir yra klausimas, kuris skamba taip. Ar kažkada kažkas yra tave įkalbėjęs užsiimti seksu, net jeigu tu to labai nenorėjai? Neklausimas, ar buvai išprievartautas, o ar esi padaręs, kaip aš vadinu, tą kažkam paslaugų. Tai aš padariau tokį, preliminarią tokią statistiką, tai 92% atsakymas yra taip. Tai jau vien su tuo atskirai, kiek reikėtų dirbti. Jeigu nesvarbu, ar galop mes atmetam būtent tą diagnozės galimybę, ar vis tik tai einam toliau su tuo kažkur, ar pasiliekam padarom testą, susižinom, išsiaiškinam ir pasiliekam ties tuo. Tas klausimas, jisai išlieka. Ir apie tai yra labai, dažnai labai daug kalbama. Tai kaip ten buvo, kas ten buvo, kodėl tu sutikai. Tai dažniausiai vėlgi, merginos, dažniausiai vis tik tai būna merginos, bet vaikinų nenurašau, tikrai irgi yra. Ir dažniausiai buvo tai, mes buvom abu išgėrę ir atrodė viskas ok, o ryte atsibundu ir suprantu, kad taip neturėjo nutikti. Kai, tarkim, Amerikoje tai jau skaitosi išprievartavimas, kadangi vyras turi, kokio be būtų būsenoje, turi neva blaiviai mąstyti, kiek įmanoma toj būsenoje būnant, kad išgėrusi mergina, moteris, tai yra pasinaudojimas ir gali liūdnai baigtis visom prasmėm, ar ne? Bet lengva šnekėti, daug sunkiau padaryti, ypatingai kai abu atrodo nori, bet paskui kitą dieną, nenorėjau, tai dabar kas čia kaltas ir taip toliau. Kai iš esmės iš tikrųjų nekaltų mes čia ieškot nei čia, nei kažkur renkamės, o svarbiausia yra išsiaiškinti, ar viskas yra ok ar ne, abiem po tokio įvykio. Taigi mano mylimieji pelėdžiukai, mano mylimieji meruliukai, mano brangenybės, mano šeima,
Jau esu ne vienam klientui šią savaitę sakius, kad blemba, jūs mano šeima. Tai pasikartosiu dar kartelį, myloji šeimyna. Šiandien gal tiek iš manęs, kad neužsiveščiau ir nepamuščiau rekordo virš 2 valandų. Jeigu kažkur perspaudžiau, atleiskit, jeigu kažkur buvo kažkokių neaiškumų, taipogi, jeigu šokinėjau nuo temos prie temos, tai sakau, būna podcastų, kurios piškinu tiesiog, easy breezy. Šitas nebuvo vienas iš jų. Tai jeigu kažkur kažkas buvo negerai, sorry, tikrai tobulėjimas vyksta bedarant dalykus, ar ne? Ačiū Jums labai, kad klausot, ačiū Jums labai, kad dalinatės, ačiū Jums labai, kad atliepėt, kad rašot, kad... O dėkoti, tai tikrai, kai gaunu padėkas, tai net nejaukiai jaučiuosi, nes man svarbiausia, kad Jums būtų bent kokia nauda iš to ir jeigu Jūs turit kokių minčių, vėlgi, aš tą sakau kiekvieną podcastą, kažkokių minčių, apie ką norėtumėt, kad aš sukurčiau podcastą, aš jį sukursiu. Rašykit, tik jūs rašykit. sandramerula@gmail.com Yra sandramerula.com puslapis, kur visi kiti rekvizitai, žodžiu, visi kontaktai, viskas. Yra telefono numeris 0647 08 378. Ir aš turiu ragelį, kuriame tiek e-mailas, tiek žinutės, tiek skambučiai yra 24/7 jums. Tai jeigu tik kažkuo galiu padėti, turėkit minti, kad jūs turit kam paskambinti ir jūs turit kam parašyti. Su jumis buvo Sandra Merula ir Merula daug kalba. Ačiū dar kartą. Susitiksim kitą savaitę. Labai tikiuosi sulaukti jūsų pasiūlymų ir paraginimų dėl temų. Jeigu ne, pasirinksiu kažką, tikiuosi naudingo ir susigirdėsim kitą šeštadienį.